Sveiki, ponios ir ponai. Atleiskit man, kad tiek ilgai laukėt šito video į nekilnojamo turto investavimą Ispanijoje, bet turėjau labai svarbų argumentą. Aš, vesdamas kursą, gilinausi dar į vieną dalyką, tai pirkimą pačio nekilnojamo turto Ispanijoje ir būtent apie mokesčius. Ir išsiaiškinau vieną dalyką, kad nebūtinai galima mokėti 10%, bet galima mokėti ir tik 2%. Tai 45-46 minutėje pasidalinsiu šią informaciją plačiau. Tad gero žiūrėjimo ir jeigu ką, skambinkit. Šitą formatą siūlyčiau žiūrėti iš tokios prizmės, kaip mane gyvenimas atvedė į tai. Tai gavau kapitalo, pardavęs verslą, tada norėjau investuoti nekilnojamo turtą ir nieko nežinojau. Tada pagalvojau, kad reikia tapti nekilnojamo turto brokeriu Lietuvoje ir tada viską aš sužinosiu. Tai pardavęs kitų žmonių turtą, padėjęs išsirinkti turtą, sukaupiau pakankamai daug patirties ir gyvenimas dar atvedė mane dar į įdomesnę šalį, kur nekilnojamo turto ir kainos, ir atsiperkamumai, ir nuomos yra dar visiškai kitokios. Ir netgi tas gyvenimo būdas, kurį dabar gyvenu, ir čia turbūt siesiu su Ispanija ir leis jums parodyti tas visas know-how, apie ką aš šnekėsiu tokio formato video. Tai pradėjau aš nuo brokerystės, 13 metų iš tikrųjų, prieš tai dar dirbau odontologijoje, turėjau savo kliniką, pardaviau ją. Ir nutariau, kad noriu leisti laiką gamtoje, dirbti su žmonėm tiesiogiai, nes gydytojai man neleisdavo tą padaryti. Ir per 2 metus jau turim štai tokią komandą, kuri labiau persikelia į Ispaniją. Tai mano kolegė Daiva, pagrindinė partnerė, turinti 17 metų patirtį. Ir bankė dirbo, ir su teisininkais. Tada Viktorija su vyru irgi. Viktorija yra padėjėja Andrėjos. Andrėjo, jis yra advokatas, ispanų. Tai ten irgi viskas kitaip vyksta, negu ten žinot užsisakyti. Tai šiandien turim svečią iš Air Guru. Tai mums papasakos šiek tiek, kas vyks artimiausius pusę metų. Tai Giedrė, jeigu gali. Aš atsiprašau, nesu pripratus šnekėti su mikrofonu ir matau kolegį iš turizmo, gal galės mane papildyti truputį. Kalbant apie susisiekimą su Ispanija, tai nepaisant to, kad šiaip iš Lietuvos susisiekimas su kitom šalim toks ribotas, sakykime, Ispanija šiuo klausimu labai patogi ir ypač kalbant apie Costa del Solio regioną, apie Malagą, tai yra būtent tas taškas, iš kur reikia pasiekti Marbėją, arba visus kitus taškus, kas yra aplinkui. Tai kodėl ta situacija yra labai gera, tai visų pirma, kuo mes daugiau vežėjų turim, tuo palankesnę kainą mes skrendam į užsienį. Tai šiuo metu mes iš esmės turim tokius 3 stabilius vežėjus, tai yra jau minėtas Rainieras iš Kauno, tai čia turbūt aktualiau kauniečiam, aišku, vilniečiai lygiai taip pat gali nuvažiuoti į Kauną. Porą kartų per savaitę skrenda nelabai patogus 7 valandos ryto skrydis, tai tiesiog apsisunkinam galbūt dėl transporto nusigabenimo. Taip pat turim Vizierą, tai Vizieras šiuo metu skraido 3 kartus per savaitę į Malagą, labai neblogais laikais ir šiuo metu, jeigu neklystu, yra suplanuotas tvarkaraštis iki kitų metų spalio mėnesio. Tai iš esmės jūs metai į priekį galit kelionės planuotis ir pirktis bilietus. Kai mes visada apie Vizierą kalbam, tai Vizieras yra taip vadinamos low cost avialinijos, tai mažų kainų avialinijos, tai mes visi taip juokaujam, kad mažos kainos yra tol, kol nieko nereikia papildomai pridėti. Tai turėkite omeny, kad jeigu matysit lėktuvo bilieto gerą kainą, tai stenkitės kuo daugiau dalykų prisidėti iš anksto, nes, sakykime, ten tiek bagažai, tiek vietos lėktuve, tiek visos kitos papildomos paslaugos, ko jums galbūt reikėtų. Kuo arčiau kelionės, tuo dažniausiai labiau brangsta ir tada to bilieto kaina tiesiog išauga
nežmoniškai. Na ir trečiasis vežėjas, kurį mes turim, tai yra Air Balticas, mūsų brolių Latvijos avialinijos. Dabar spalio mėnuo yra paskutinis, kada jie vykdo skrydžius 2 kartus per savaitę, tada turės šiokią tokią pertrauką ir nuo gegužės mėnesio vėl grįžta su skrydžiais. 1 kartą per savaitę iš Vilniaus ir Air Balticų, aišku, didžiausias pliusas yra tas, kad dažniausiai tai yra labai palankus skrydžių laikai, kad, pavyzdžiui, šiuo atžvilgiu. Ir kitas dalykas tai yra tai, kad jie nežaidžia su tokiais dalykais kaip bagažai, tai, sakykime, jeigu jūs nusiperkat lėktuvo bilietą trumpai išvykai į Malagą, aplankyti kažkokius nekilnojamo turto objektus, tai jūs iš esmės visada gaunat 2 rankinio bagažo vienetus, kurių pilnai tą išvyką ir užtenka. Tai iš esmės nusipirkot bilietą ir ramus skrendat, nes iš esmės jau nieko ten daugiau nusipirkti nereikės. Nežinau, ar verta liesti, atsiprašau, dar apie Malagą kalbant. Tai dabar paminėjau tuos 3 vežėjus, bet nepamirškim tokio dar dalyko, kad rudens mėnesiais Malaga, Costa del Solis yra viena populiariausių atostogų krypčių rudens sezono metu. Ir lygiai taip pat mes dar turim čarterinius užsakomuosius skrydžius, kuriuos vykdo Testuras ir Novaturas. Tai netgi ir toks atvejis, jeigu kažkur nerandat tiesioginių bilietų iš Vilniaus su reguliariom avialinijom, yra galimybė nusipirkti čarterį ir skristi iš Vilniaus tiesiog jau su pilnu paketu. Tai pliusas yra tas, kad jūs skrendat jau su įskaičiuotų bagažų. Tai iš vis, jeigu reikia kažką planuojat nusipirkti, parsivežti, tai iš vis šitų klausimų rūpintis nereikia. Tai vad, sakykime, šį spalį mes iš esmės turėjom pasirinkimą iš 5 vežėjų. Tai kaip ir sakiau, ką labiausiai tai duoda, tai yra kaina, nes 5 vežėjai konkuruoja tarpusavį, tai automatiškai klientas išlošia, nes gali gauti priimtiną kainą. Dabar kalbant apie Alicantę, su Alicante dėja situacija nėra tokia palanki. Tiesą pasakius, nežinau, dėl kokių priežasčių situacija rinkoje yra tokia, kokia yra, bet vežėją turim vienintelį Rainierą iš Kauno, tai šiuo metu berods 3 kartus per savaitę turime skrydžius ir automatiškai kainos yra tokios, taip sakant, skaudžios. Tai aišku, yra alternatyvų, visada galima skristi ir važiuoti į tą pačią Malagą galbūt arba į tą pačią Barceloną, nes kaip ir minėjau, šiaip su Ispanija turim labai puikų susisiekimą, tai yra tie patys Barcelonos skrydžiai Vizieras, Rainieras, tie patys čarteriai vasaros metu į Barceloną. Tai iš esmės Ispanijos žemyninę dalį iš Lietuvos mes galim pasiekti visai neblogai. Kažkam rūpėjo Tenerife, tai galbūt apie Tenerife trumpai galima, arba Tenerife ir dar, sakykime, to pati Gran Canaria. Nežinau, kiek čia Kristijonai bus naudinga prie jo turinio, bet į Tenerife lygiai taip pat mes turim žiemos sezono metu čarterinius skrydžius, ką vykdo Testuras Novaturas. Tada turim tą patį Air Balticą, kuris vykdo skrydžius tiesiogiai iš Vilniaus arba su patogiu persėdimu Rygoj. Ir turim Gran Canaria, kitą Kanarų salą, lygiai taip pat turim 1 kartą per savaitę tiesioginius skrydžius nuo gruodžio berods 3 ar 6 dienos. Tai reiškia, žiemos sezonų lygiai taip pat Kanarai, dar viena Kanarų sala yra pasiekiama tiesiogiai. O toliau tai žiūrėsim, matysim, kol kas tie planai, kaip ir sakiau, Vizieras turi skrydžius iki kitų metų spalio, Rainiero skrydžius mes šiuo metu matome tik tai iki pavasario sezono pradžios, tai yra iki balandžio mėnesio. Bet tikimės, kad Ispanija, kadangi yra paklausi kryptis tiek ten dėl nekilnojamo turto, tiek dėl kitų priežasčių, pati sakau, nes šią naktį grįžau iš Barcelonos, tai mačiau, kaip pilni lėktuvai skrenda, tai manau, kad ir toliau išliks geras pasirinkimas ir geras susisiekiamumas. Tai jeigu kam nors įdomu, reikia pagalbos, reikia konsultacijos, nebūtinai pirkti, o tiesiog padėti, patarti, drąsiai kreipkitės, aš esu Giedrė, dirbu kelionių agentūroje Air Guru ir Kristijonai paliksiu keletą savo vizitinių kortelių, jeigu turėsit klausimų, tai galit drąsiai kreiptis. Ačiū. Ačiū, Giedrė. Man tai dabar, kai aš skrendu, praktiškai kiekvieną mėnesį per savaitę, kiekvieną mėnesį savaitę būnu Ispanijoje, tai jau vis sutinku kažką tai iš pažįstamų ir visi dažniausiai skrenda nekilnojamo turto. Gerai, tai pirmas dalykas, kas yra, nuo ko reiktų pradėti, tai nuo landšafto, nes vienas iš tokių, kai aš pradėjau domėtis Ispanijoje, tai man buvo toks keistas dalykas, kad Torrevieja ir Alicante principai yra lygumos, dėl ko pamatysit paskui, tai sudaro ir kainos skirtumą.
netgi ten Torremolinos ar Benalmadinas ir Kalahonda, Andalūzijos pusė arba Costa del Sol, kaip kitaip vadinasi, yra visada kalnuose ir daug daugiau žemių yra su vaizdu į jūrą. Tai yra pakankamai svarbus dalykas ir Marbėjos pusėje yra mažaaukštė statyba, tai dėl to ten daugiau ploto yra užimta visokių vilų ir panašiai. Tai tas irgi leidžia atstatyti mažus namukus, o jau Torevėje mes turėsime jau didesnius 10 ar netgi daugiau aukštų pastatus, kurie ne visiems dažniausiai patinka. Tada yra dar toks vienas niuansas, kuris irgi paskui išskiria kainą, tai yra štai va šitas greitkelis. Kas buvo Marbėjoje, tai puikiai žinot, kad va šitoje vietoje yra nedaug namų arba kai važiuoji čia praktiškai net negali privažiuoti prie jūros. Kaip matytume, tarkim, Torevėje ar Alicantėje, tai vat kelias kaip kelias, čia miestas, viskas tvarkoja, priėjimas prie jūros, jokių problemų. Jeigu taip žiūrint Marbėjos pusę, Benalmadinas jau yra panašesnis į tai, kas va čia vat yra. Tai Benalmadinas va čia kažkur būtų. Tai čia irgi yra tokia problema, kuri padaro, kad čia labai brangu, o čia ne visur yra praėjimas. Ir kad ir tu namą čia turėsi, bet praėjimas gali būti čia. Ir čia sudaro nemažą problemą. Taip, tai ką galima nusipirkti 100 000? Nes čia dažniausias klausimas man būna, kai man paskambina kas nors. Tai aš atvirai jums sakau, va, turite įsivaizduoti tą dalyką, o geriausiai įsivaizduoti, tai nežinau, Justiniškės ar Karoliniškės, tas pats 100 000 ir močiutės tas pats butas. Ir jis beveik nieko nesiskirs nei iš išorės, nei iš vidaus. Ir šiaip yra dar toks įdomus dalykas, kad jeigu įvedus, tarkim, idealistui, aš irgi, tarkim, įvedžiau turtą iki 100 000, tai Torevėjos pusėje mes turim 87 pasirinkimus. Jeigu įvedat Marbėjos pusėje, čia Torremolinos, tai kaip įsivaizduokit, kaip Torevėja, čia gerokai nuo Marbėjos. Tai vienas iš vieno praktiškai, kur gali matyti jūrą. Ir žinoma, kvadratūrą. Bet tokias nuotraukas įkelia ne dėl to, kad ten viskas super. Kai pamatysit butą, tai čia gražiausia vieta, kas jame yra. Gerai, tada 200 000. Tai jau situacija Torevėje geresnė Alicantės pusėje. Čia irgi gerėja. Čia įdėjau tokį jau butuką, kur jau žmonės biški patvarko ir jau pradeda pardavinėti. Bet vis tiek kvadratūra dažniausiai išliks tokia, o mes einant Alicantės pusė jau turim jau visai neblogai. Nesiūlyčiau žavėtis šitais butais, nes kiek kartų esu važiavęs, esu ne kartą nudegęs, ypač paskutiniai kelioniai, kur atvažiuoja, sako, va, čia toks butas, atvažiuoja ir sako, sorry, išnuomotas. Bet žiūrėkim, ką aš turiu. Ir tada parodo tuos, kur rodžiau prieš tai, va tokius. Ir jie irgi yra po 200 000, nes daugiau kvadratų. Tai dėl to, sakau, brokeriai kartais ten taip įdomiai dirba, nes jiems svarbiausia jūs prisikviesti. Mes kaip dirbam, tai padarom pirmiausia su Egle ar su Daiva, pažiūrim, kas šiai dienai yra, tada pamatysi dar į ką atkreipiam dėmesį ir tada jau jūs maždaug žinot, ką jūs pamatysit. Aišku, mano paskutinė kelionė tai buvo tokia, va, aš grįžau praeitą savaitę, turiu 10 objektų, kol skridau lėktuvu 4 pardavė. Tai čia irgi pirkimo greitis yra nežmoniškas. Na ir turint jau 300 arba iki 300 000, tai įdėjau iš mūsų puslapio, jau galima žiūrėti naujus projektus, kurie jau visiškai kitaip vertinami ir papasakosiu tos pliusus tų naujų ir ko tikėtis ir ko nesitikėti. Marbėloj biškelį gali pritrūkti 300, bet šitas, tarkim, yra kokie 8 km nuo Marbėjos, čia jau šiek tiek arčiau, bet visi šitie turi tam tikrus privalumus, kurie gal lietuviam nėra privalumai, bet tai yra golfo klubai.
ten labai populiarus golfas, ten virš 100 golfo laukų ir kadangi aš pats žaidžiu golfą, tai labai puikiai suprantu tą infrastruktūrą ir norėčiau jums pasakyti tokį dalyką arba gal net paklausti. Kadangi yra išskirstytas pats miestas, golfo laukas, vėl gyvena, vėl golfo laukas. Tai ar verta statyti 80 hektarų golfo lauką, jeigu jame niekas nežais ir neatvažiuos? Tai dažnai lietuviai man sako, kad aš nežaidžiu golfą, man neįdomu ir panašiai. Bet sakau, ten atvažiuoja visa Skandinavų pusė. Jie dėl to ir važiuoja, kaip kažkas važiuoja žvejot į Norvegiją. Čia mums labiau suprantama. Bet ten ir yra tas, aš kadangi vieną golfo klubą pardavinėjau, tai žinau, kokios ten apyvartos, kokie ten užimtumai ir panašiai. Tai golfo klubą nežiūrėkit kaip į kažkokį pabaisą. Čia atvirkščiai yra labai geras dalykas, ypatingai žiemą. Tai va, tai ką biškai jau minėjau, tai Alicantėje yra šiaip pigesnė žemės, greitkelis Marbėjos pusėje, sakau, užblokuotas, tada privačios vilos jau istoriškai ten susiklostė, kad ten investuoja iš Madrido, iš Barcelonos visokie labai turtingi žmonės, plus prisideda atskrenda į Gibraltarą anglai, jie ten irgi investuoja ir tai sudaro pakankamai daug tokio, kaip pasakyti, užima tą plotą, kur paskui naujai statybai kyla ganėtinai daug iššūkių, jie turi pakankamai mažai vietos, turi tada kelti tuos naujus projektus, ten dėl to, aš sakyčiau, dar irgi išbrangsta pakankamai tas pats turtas. Dar grįžtant prie Alicantės, tai daug vietos iš tikrųjų yra dar statyti ir gerokai pigesnis turtas lyginant su Marbėja. Taigi, perkant iš brėžinių galima nesunkiai gauti iki 30%, tai yra tokia formulė, kad jeigu jūs imate naują kažkokį projektą, tai paskui paaiškinsiu, kodėl reiktų nebijoti pirkti iš brėžinio. Lietuvoje aš bijočiau, Ispanijoje ne, bet kaip susideda tas procentas. Tai jeigu jūs, pavyzdžiui, ateinate į naują fazę, kur prasideda, tarkim, viena dalis pastatyta, stato antrą, tai jūs visada galite išlošti iš to, kad 10%, jeigu pirmi pasimsit, žinot, geriausia būtų iš esamų ten 30 būtų, pasimsit 5, kurie yra geriausi, su geriausiu kampu, didžiausia terasa. Jau išloši 10%. Kadangi, kai nauja fazė atsidaro, vystytojai visą laiką duoda visokių nuolaidų, o tai reiškia, kad jūs ateisit ir ten yra visą laiką 100% baigtumas. Tai jums gali įdėti šaldytuvą, gali orkaitę, ten baldų palikti, žodžiu, pasitarėm ir ten galima išlošti neblogai. Ir natūraliai naujas turtas brangsta apie 10%, paprastas, jeigu geroj vietoj, apie 5 kažkur. Tai vat, ką ir norėjau pasakyti apie tą, kad labai sunku, bet jeigu geras likvidus turtas, turėsim apie 5% per metus. Dar tie 10% brangsta, todėl kad realiai šiai dienai nuvažiuoti nėra ką pirkti, tiesiog naujo turto, tiesiog nėra, nes 70% skandinavų nuperka savo net nenuomai ir čia jiem įprastai istoriškai yra normalu, jau kokia, nežinau, 3 karta turėti, kaip mes ten kokiam Kupiške ar Zarasuose turėti sodybą, tai jiem įprasta turėti Ispanijoje ir jie nesuka dėl to galvos ir jiem ten puikiai juos finansuoja ir tiesiog yra normalu. Tai va, tai kad suprast dar vieną dalyką, kaip ten viskas greitai vyksta, tai aš čia buvau jungęs prieš tai video, gal matęs iš to kalno. Tai pirmą kartą aš jį nufilmavau turbūt vasario mėnesį, tai nuo vasario jis ten jau pabrango kokiais, su vienais klientais buvau vasarį, o paskui žiūrėjau jau kur maždaug prieš mėnesį. Tai vasarį mes žiūrėjom už 3,19, va šitam skaičiuje praktiškai galima skaičiuoti, o nuo 20 ten buvo 2-3 kambarių vila su baseinu, su terasa ant stogo, čia yra apie 300 namų ir jie iš principo kvadratūrom nesiskiria. Tiesiog fazės eina ir jos brangsta. Ir vystytojai daro taip, kad tarkim, jūs ateisit man į puslapį, sakys Kristijonai, ten parašyta, tarkim, ten 300. Aš paskambinsiu, man sakys 330. Ir
Taip, tai Benidormas irgi 2019, irgi turim. Čia labai įdomus miestas, labai keistas miestas. Paskui jums vieną sakinį pasakysiu dėl jo, nežinau, kas žinot jį, bet čia reiktų paminėti, nes įdomus labai dalykai ten vyksta. Taip, tai 8 metai ir čia dar vienas projektas, kurį esu nufilmavęs ir labai įdomus momentas, kad va čia irgi oponuojant į tą klausimą, kad kovo mėnesį filmavau šitą video, tai va kainavo 109, šiandien dienai kainuoja 175. Tai čia kiek praėjo? Pusę metų. Tai tiesiog lygioje vietoje. Bet čia yra labai svarbus dalykas. Šitas projektas, jis yra 8 km nuo jūros, jis yra tam San Miguelio de Salino pratęsimas miesto. Aš kai va čia būnu verslo klube, tai vis, kai buvo mero rinkimai, tai aš juokaudavau, sakau, čia kažkas pešasi dėl Vilniaus mero posto, tai sakau, aš va čia tiesiog dar 6,000 žmonių bandysiu apgyvendinti, tai tapsiu miestelio meru natūraliai. Tai irgi labai daug kas man ten ir komentarus rašė, sako, ką ten pievai pirkti, aplinkui ten apelsinai, bet ten yra 3 golfo klubai aplinkui, yra ir parduotuvių, ir teniso klubų, ir mokyklų. Tai, sakau, nereiktų žiūrėti iš lietuviškos perspektyvos, reiktų žiūrėti, kodėl aš ir pradėjau žiūrėti į Ispaniją, iš tai, kad visas pasaulis ten žiūri ir ten ir keliasi gyventi, ir mokytojai važiuoja, nes įsivaizduokit, kaip lengva mokytoją motyvuoti. Atvažiuok, kur šilta, gausi privačią vietą ir atlyginimas ten iš tikrųjų visai kitoks negu Lietuvoje. Arba gal Europoje, gal panašiai, bet. Tai va, tai grįžkim prie palyginimų. Tai senos statybos pliusai ir minusai, tai pliusas tai tik tai iš tikrųjų vienas, kad galima dar vis prie jūros kažką nusipirkti, o minusai tai ten tikrai pamatysit, kad aš jums paskui parodysiu keletą video, kaip ten atrodo tas Justiniškės ar Karoliniškės, kur tikrai reiks ir dar yra tie baseinai, fasadai, kaip ir mes renkam tą community fee, kad ten padažytų, patvarkytų, bet susės 3 babytės, sakys, mums nepatinka fasadas, davai perdažom. Ir ateis sąskaita ir jūs, kaip pasakyti, nelabai turėsit kažkokį tai įtaką pasakyti kažką, tiesiog ateis sąskaita. Mes kartais stengiamės tokį kaip auditą padaryti prieš pirkdami, kad kaip ir turėtų būti numatytas bent pusę metų į priekį. Dėl to paskui dėl kainos galima pasidarėti, kad, žiūrėkit, čia bus pas jūs daromi dalykai. Tai va, tai baseino gali nebūti ir ką aš matau, kad dažnai žmonės atvažiuoja, sako, man reikia jūros, o paskui išaiškėja, kad sako, 100% užtektų baseino, nes vis tiek mes ten neisim ir ten šalta ar dar kas nors. Tai, aišku, ten paplūdimiai biški kitokiai. Patys matėt, netokie kaip mūsų Lietuvoje, kur ateini, viskas gražu. Ten gali jūra būti, bet vienoje vietoje bus vien uolos. Jūra yra, bet pliažo nėra. Tai va, tai nauja statyba plus ir vienas minusas. Tai kas mane labiausiai sudomino iš visų šitų dalykų, visko jums neskaitysiu, bet ten yra, kur neradau niekur kitur, nei Šiaurės Kiprė, nei Batumi, nei Andriau, kur tu ten investavai? Kokia ten šalis? Bulgarija. Tai kad draudimas yra jūsų avansui. Tai toks įdomus reiškinys, kad įsivaizduokit, atvažiuojame mes kažkokį naują objektą, žiūrėti iš popieriaus ir mums sako, tu turi įnešti 30%, kad neva jau turėtum kaip rezervacinę sutartį ir tada jau mes ten galėsim judėti priekį. Ir natūralu, kad Lietuvoje kyla baimių, kad tie pinigai, jeigu vystytojas neišvystys projekto, jisai žlugs ir pinigai nuplauks. Dėl tos priežasties nuo 2008 metų pakeitė įstatymą ispanai nuo tos pačios krizės, kad įneša 30% ir sutarty, čia reikia žiūrėti, kad būtų tikrai sutarty, yra draudimas. Jis kainuoja berods 1,5%, bet jūs įneša 30%, aš čia parašiau 50, nes paskui po 6 mėnesių galit įnešti 10 dar ir paskui dar 10,
Jeigu nenorit banko naudoti, tai galit čia irgi išsimokėjimą galit per 3 metus pasidaryti. Bet esmė, kad jūs įnešinėjat ne vystytojui, o į atskirą banko sąskaitą, kur vystytojas tų pinigų nepasiema. Jis negali jų pasimti. Nes jie norėjo tuos peliukus, kurie statydavo ir pririnkdavo pinigų, kaip pasakyti, pastumti šoną. Tada apskaičiuoja to projekto kiekį, ar kiek jisai kainuos, ir pats vystytojas dar turi parodyti, kad jis irgi turi pinigų ir dar turi įnešti. Teoriškai tai jie sudengia tą jūsų įnašą su savo pinigais. Ir tada jau bankas gali ten ramiai leisti tą statybos leidimą duoti ir tada tikrai matysis, kad viskas gerai. Tai teoriškai mes neturim rizikos investuodami į naują statybą. Tada yra dar vienas įdomus dalykas, kad galimas fiksuotas nuomos atsiperkamumas. Yra tokių projektų, čia irgi vienas dalykas, kodėl aš nuo Alicantės į Marbėją nuvažiavau. Kuo aš toliau pradėjau nuo Torevijos, kaip ir turbūt visi lietuviai, nuvažiavau kur pigiausia, kur visi viską žino, pavadinkim. Bet kuo aš toliau pradėjau važiuoti, Alicantė, Benidormas, Kalpė, Denija, vis įdomesnių projektų atsiranda. Ir vienas iš jų buvo toks, kad ateini, sako, mes čia turim savo viešbutį, turim savo žirgyną, turim savo vieną golfo klubą, tada 2 futbolo stadionus. Ir jie ten 51 metus vysto infrastruktūrą, kuri užpildo nuomą. Tai reiškia, atvažiuoja, kas nori judinėti, atvažiuoja sporto visokie ten futbolininkai, tada regbio žaidėjai. Ir žodžiu, jie kažkaip sako, nenori gyventi viešbutį, gali gyventi apartamentus. Ir jie nusiperka turtą ir sako, norit, 5 metai sutartis, 5%. Išnuomota, neišnuomota, jokio skirtumo. Gauna tą sumą. Yra ir dar kitokių variantų, kur, tarkim, irgi galite pirkti, tarkim, viešbučio tipo apartamentus ir jie dalinai dengs kokiu 50%, nes vis tiek ateis, nes atvažiuoja golfo žaisti, atvažiuoja šiaip į tą jau ne pirmą kartą ir dažniausiai jau bookingo licenzijų galima tai pamatyti. Tai šitie dalykai mane irgi buvo, taip kaip pasakyti, jau nebereikia kaip ir švaistyti laiko, ten kažkokio administratoriaus ieškoti su bookingu, kažką ten mokėti, nes tas pamatysiu sudarys 30-40% jūsų nuomos. Tai paskui papasakosiu toliau, vis tiek viską perskaitė, tai minusas reiks palaukti. Trumpalaikė nuoma, tai čia aš taip tiesiog surašiau maždaug, ko galima tikėtis, bet trumpalaikiai nuomai čia irgi priklauso nuo miesto, priklauso irgi kiek ta jūra arti, bet irgi jūros nereiktų dėti į pirmą planą, nes jūra aktuali tik tai vasarą. Žiemą jau ten prasideda niuansai, nes žmonės nori važiuoti, o vėjo jam ten 100 metų nereikia. Tai jeigu buvot žiemą, kada nors matėt, kad ten vėjo būna. Aišku, ten su manim, kas Benalmadinoje gyveno ir sakys, nėra, nes jie tokiam įlankoje gyvena. Tai yra tokių vietų, kur mažiau vėjo, bet reiktų žiūrėti, jeigu norit visus metus didesnę nuomą turėti, tai nesižavėti tik jūrą. Tada, kaip ir sakiau, administravimo išlaidos, tai parašiau 15-20, nes vieni Torevėjai drąsiai galite už 15 rasti, Marbėjos pusėje 20 kaip įkaltai ir ten sunku dar darytis. Bookingas irgi savo dalį pasiema. Nežinau, ar jeigu patys mokat naudotis, tai čia galima šitoje vietoje pataupyti. Ilgalaikė nuoma. Atsakysiu jūsų klausimą dėl okupadų, nes tai yra irgi daug kas kaip ir norėtų tos ilgalaikės nuomos, bet prisibijo. Tai yra mano kolegė Daiva, turbūt pirmoji tapo sertifikuota Ispanijoje brokerė, kurie turi licenciją dirbti, nes ateinančius metus nebeliks juodųjų brokerių, kurie neturi licencijos ir negalės, nes reikia žinoti tam tikrus jų įstatymus, jau kažkokia atsakomybė, žodžiu, darosi kaip Amerikoje. Lietuvoje nėra tos licencijos, bet Ispanijoje ten yra daug niuansų ir tų daug tokių, kur, melagiščių gal pavadinkim, kurios sugadina jums nuotaiką dieną ir gal net ir finansiškai. Tai dėl to, čia
tuoj paaiškinsiu, kas reiškia išlaidos nuomininko draudimas. Tai yra du niuansai. Vienas toks, kad šiai dienai galima pasisamdyti įmonę, tai reiškia draudimo kompaniją, kurią atiduodat savo butą ir jie jį pradės administruoti, taip sakant. Tai reiškia, kad patys atliks atranką nuomininko, įvertins jo mokumą, nes jeigu, pavyzdžiui, jisai netaps mokus, tai metus laiko jų mokės nuomą, per tą laiką kraustys okupados, ten, žodžiu, teisiniai dalykai, žodžiu, čia jų reikalas. Tai metai laiko, viskas už viską sumokės, jeigu išneš, taip sakant, jūsų butą, tai sumokės ir už tai, kad ten remontus padarytų. Tai va čia visai neblogai prasisprendė šitas dalykas. Jeigu nenorit draudimo, tai tada siūlyčiau 11 mėnesių daryti nuomą, po jos, čia skaitus kaip trumpalaikė nuoma iki metų, ir tada po 11 mėnesių galėsit persirašyti ar persiplanuotą nuomą, 3%, jeigu norėsit, galėsit pakelt. Čia viskas kaip ir logiškai. Tai tada prie šitų dalykų okupados sunkiai gali prisikabinti, nes čia paskambinsite policiją, iškraustys iš karto, čionais kraustys jau jūsų draudimo kompanija. Tai jums kaip ir nereikia rizikuoti nieko. Na ir kas man labiausiai patinka, vėl žiūrint į konkurentus, kurie ką siūlo, tai aš vis dažniau, ypatingai Marbėjos pusėje, ateidamas į objektą, man su telefonu iškart brokeris sako, va, žiūrėk. Tai jeigu jau mato lietuvis, tai jam reikia, kad jis atsipirktų. Tai jis iškart man rodo, va, čia buvo 7 naktis, va, kiek kainavo, vėl 5 naktis, va, kiek kainavo. Ir čia va iš paskutinio, kur buvau objekto, tai va susiuntė man visus. Tai kaip ir logiška, 3 metus turi statistiką. Man ir logiška jau buvo, kai aš tiesiog bookingą atsidarau ir žiūriu maždaug aplinkui, kiek kas nuomoja, jau tada jau yra informacijos, kad tau siūlo butą ir sako ten kažkokius skaičius, bet tu atsidarai bookingą ir tu žiūri, kad netitinka. Ir tada sakai, bet sako, o pas mane išsinuomoja, sako, o kas čia pas tavai yra, kas, tu čia sėdi, masažą darai, kur logika? Tai va, tai man patinka šitas dalykas ir jeigu ar su manim ar be manęs, su kažkokiu tai brokeriu bendrausit, paprašykit šito dalyko, tegul atsiunčia ir visai bus jums ramiau. Ir ką, dabar pažiūrėkim tokį dalyką, ką iš tikrųjų trumpalaikė nuoma, čia visiškai nepatobulintas butas, buvom su kolega išvažiavę, tai ką galima gauti maždaug už 55-70 eurų per naktį, tai čia yra Torevėja, vienas iš geresnių rajonų, čia aplinkui yra parduotuvės, yra lietuvių parduotuvė, čia šalia yra toks viešbutis, kuriame aš dažniausiai apsistoju žiemos metu. Tai viešbučiai irgi nėra konkurentai, nes jie tokie sovietiniai, arba iš vis tokie nesuprasi ateini, tualetas atviras, įsivaizduokit, va taip, ir tada, sakau, gal čia ne tokį kambarį davėt mums operatorium. Ne, sako, pas visi tokie. Ir tu kaip ir neturi iš ko pasirinkti, arba jos uždaro žiemą ir tada toks gaunasi momentas, kad nieko tu ten stipriai negali pasimti, tai lieka tada tokios alternatyvos. Tai, kaip ir sakiau, už 100 000, 30 senumo metų IKEA, viskas sąlyginai veikia, bet neaišku, kada sulūš. Bet čia toks, pavadinkim, privatesnis, ką aš jums čia noriu parodyti. Ir aišku, tas 70 eurų už 100 000, vargu ar jis ten labai stipriai brangs, bet jis šalia jūros, gero paplūdimio ir, nežinau, čia tokia kaip opcija. Tai palauksim, kol išeisim į lauką, tai ir, kavą atsigert, manau, visai neblogai. Ten, į kairę pasisuksiu toj. Ten viešbutis mėlynas, apie kurį šnekėjau, ir kairiai pusėje, o ten geras paplūdimys ir ten daug kaituotojų būna. Tada persikelkim į Kalpę. Kalpė yra toks miestelis, vokiškas. Tai jeigu lygint Torevėją su Kalpė, tai Torevėja yra Savanorių prospektas prieš 20 metų, o Kalpė yra senamiestis, kuris dabar kaip tas rajonas, kur iškilo
paupys, tai vat maždaug toks. Nes čia viskas jau kalne, nes Torevėja lygumos, kaip sakiau, tai važiuokit ant kalnas. Čia vat irgi pusiau nuoma, nes čia viešbučio teritorija, čia toks iš vis kaip Turkijoje baseinas, 3 lygių, čia žodžiu, ir dar šitoje vietoje, kas įdomu, kad jeigu pasidažysi sieną, tai 5000 dar nuolaidą padarys. Tai vat gaunat dalinai klientų, labai įspūdingą baseiną ir sąlyginai neblogą kainą. Ir kalpė. Tai kalpė, sakau, toks, jeigu kas Instagrame mano pažiūrėtume, tai pamatytume, ten viskas, gatvės tiesios, tvarkingos, žodžiu, ir ten aplinkui nuomosis tokį būtą, dažniausiai vokiečiai, olandai, ir ten nelenda praktiškai net ispanai, ir ten turtas šiaip ganėtinai brangus. Štai čia matėt Puerto Bonuso vieną kambarį, tai Puerto Bonusas labai populiari vieta. Jeigu taip pažiūrėjus į žemėlapį, tai čia gan arti jūros, bet jau čia yra ta magistralė ir čia yra Marbėjos pusė ir tu taip tiesiai su vaikais praktiškai nenueisi iki jūros, jau ten bus iššūkių. Bet nuomoti, kas atvažiuoja, įveda dažniausiai 3 dalykus: Marbėja, Puerto Bonusas ir Estepona. Tie, kurie gali mokėti už naktį 1500, už savaitę 1500 eurų. Na ir šitas, kuris nespėjau nieko padaryti ir jau jį pardavė. Tai iš tikrųjų įspūdingas būtas. Aišku, kaip matot, įrengimas nieko nesiskiria nuo tai, ką matėt prieš tai, bet aišku, čia yra vieta. Ir vieno neįkėliau, bet papasakosiu dar už jo. Jis yra irgi prie pat kelio, už mano nugaros ten uždengia pastatas visiškai, tai jokio garso, bet jūs turit milžinišką terasą ir čia jūra, paplūdimys, čilingytos, tie bariukai, tai čia jau visiškai. Ir šito bookingą ten, kai atsidarai, tai ten metam į priekį ir visų sezonų. Jeigu jums įdomu, šiaip, ką aš ir minėjau, kelionės, tai čia pas mane yra apie mokyklas, ir apie Niją, ir kaip aš keliauju, ten kaip mašiną įsinuomot, kaip neįsinuomot, ir šiaip visokių prikelių video. Taip pat ir Facebooko, tai čia yra jau tokios labiau platesnės apžiūros ir daugiau lendu aš į patį turtą. O jeigu norit jau grinai pasižiūrėti pačius objektus, tai siūlyčiau tada aplankyti puslapį ir tenais jau pamatysit viską. Gerai, tai ko nepasakysim nei vienas brokeris, tai atsimenat, minėjau jums Benidormą. Tai tas miestas iš tikrųjų generuoja 8% ir labai lengvai. Bet ten yra Basanavičiaus gatvė praktiškai kiekvieną dieną. Ten aš negalėjau patikėti, ten važiuoji, ten neonas, ten muzika, ten šiai dienai gyvena ukrainiečiai, rusai ir anglai. Anglai, jiem ten 2 valandos atskristi, jie ten turi savo vasaros vilas, žodžiu, ten siaubas. Ten, asmeniškai man nebereikia jau ten tų vakarėlių, bet ten tiesiog naktį iššūkis praeit būtų per tą visą. Bet dėl to, kad ten važiuoja visokius vakarėlius daryti, švęsti šventes, gali turėti 8, tai čia dažniausiai minimumas. Ten gali imti ir dar daugiau, kai ten 6 vaikinai atvažiuoja į vieną butą ir ten okupados. Tai apie juos, čia yra mafija, kuri 2 tipų yra. Mamos su vaikais, tai čia tokios, ta mafija tokia mamiška, bet jie irgi ieško tų turto, kuriame galėtų gyventi, o kiti vyrai arba ispanai, tai jie tiesiog atsikraustys ir tiesiog ateitumėt pats, sakytum, žiūrėk, aš tau 5000 duodu, ar ten 3 ir jie išeis. Bet nesiūlyčiau jums labai pergyventi, nes dažniausiai yra Madridas ir Barcelona ir ypatingai areštuotose visokiose banko fondų, ten kokiuose, kur dar yra probleminiai, nes jie taip teoriškai negali ten įsiveršti pas jūs ir kaip, nežinau, ten pripasakojo
arba jeigu jūs padarysit sutartis, apie kurias jau minėjau, tokias, netokias, tai tada galim turėti reikalų. Bet šiaip tai yra ir Lenkų vaikinų, kurie tiesiog netgi video daro, kaip išlaisvina butus, tai čia, žinokit, irgi atskiras verslas. Tai jūs, taip sakant, turit suprast, kad čia, kaip pasakyti, yra, bet jie mato, ta prasme, kur galima, nes taip nebus, kad atėjote į kažkokią, ten gyvena 30 butų ir kažkoks tai iš niekur ateis. Taip tenais nesidaro, nes ten yra sargas babytė, kuri sužiūrės viską ir dar, taip sakant, jį paauklės. Ką ir minėjau, kad viešbučiai ten nėra konkurentai, nes šeimoms labai nepatogus tie kambariai arba jie iš tikrųjų labai brangus. Tai vis tiek dažniausiai nori šeimos, kurios gali mokėti ir ten 2, ir 300, ir 400 eurų, kad atvažiuotų su automobiliu, kad galėtų turėti savo atskirą baseiną, kad ten, jeigu atvažiuoja dar su močiutėm, tai jiem reikia praktiškai 6 žmonių kažkur tai pasidėti. Tai 3 kambariai su maistu, kad gamyba, tai sakyčiau, kad viešbutis nėra konkurentas ir tų viešbučių nėra tiek daug, kad galima būtų dėl tos nuomos ten stipriai kariauti. Taip, tai mokesčiai turint jau nusipirkus turtą, tai kai aš ateinu, dažniausiai mano būna 3, dažniausiai 2 klausimai, tai community fee ir EBIT. Tai community fee netgi nueisit į Idealistą arba į dar, ten yra 3 puslapiai, dažniausiai šitie bus nurodyti, tai jeigu taip imkim, jau kadangi aš jau suprantu, kad jau žinot, kur turi vėją ir kur turi molinus, tai čia bus kokie 80 eurų per mėnesį, o jeigu jau eisim į Marbėją, tai gali būti 200-300 eurų per mėnesį. Tiesiog nuo lokacijos ta suma priklauso. Tada savivaldybės mokestis, jisai, gal procentaliai nepasakysiu, bet jeigu Torremolinos mokėtumėt kokius 300, tai Marbėjai kokį 1000 galėtumėt mokėti. Čia vienkartinis mokestis, per metus susimokat ir, žodžiu, viskas užsiformina. Na ir yra nerezidento mokestis, anksčiau jisai šiaip turto mokesčių vadinosi. Tai ten yra tokia sunki formulė, bet mes kažkaip su Daiva atsisėdom, sakom, maždaug paprastai šnekant, tai nuo kadastro bylos, ten nusidėvėjimo, kvadratūros, ten įvertinto valstybės turto, maždaug susimokėsit 1,1%. Tai vieną turtą pardavėm už 650 000, tai jo metinis šitas mokestis turto, pavadinkim, buvo 1300. Tai maždaug. Taip, tai čia mokesčiai perkant, tai aišku, daugiau žinių yra ten, kur dirbi. Dėl Tenerifės aš esu girdėjęs, bet nekomentuosiu ten. Bet aš įsivaizduoju, kad ten tikrai nebus kaip Andalūzijai, nes Andalūzija, Costa del Sol arba Marbėjai. Tai tenais, kadangi daugiau turistinė zona, tai aš manau, kad bus irgi ten berods 10% ir tada plus visi šitie dalykai. Tai antrinė rinka skiriasi nuo pirminės, nes pirmą kartą užregistruoti reikia, dasideda visi mokesčiai. Čia kaip ir stipriai komentuoti nereikia, jeigu norit nusifotografuokit, jeigu nenorit, tai puslapį yra, viską aš ten paaiškinęs. Kaip ir minėjau video pradžioje, turto pirkimo pardavimo mokestis valstybei Alicantėje yra 10%, o Andalūzijoje 7%. Ir tai atrodo kaip užbrėžta riba, bet pasakodamas prieš praktiškai mėnesį žinojau šitą informaciją, bet negalėjau dar pateikti argumentų ar faktų apie 2%, kuriuos jau minėjau. Tai kas tie 2%? Tai irgi valstybei mokestis, bet jūs galite kaip tikras investuotojas mokėti tik 2%, ne 7%, ne 10%. Kas čia yra? Jeigu norite investuoti į nekilnojamą turtą ir jį perparduoti arba nuomoti,
yra štai tokia lengvata. Jūs galite pirkti nekilnojamą turtą per įmonę, kurią atsidarote Ispanijoje. Visą šitą informaciją aš galėsiu jums pateikti, jeigu bus įdomu, ir įmonę padėti įsisteigti lygiai taip pat. Grįžkime prie skaičių. Taigi, naudojant šitą lengvatą, galima pirkti nekilnojamą turtą už 2 procentus. Taip, reiks mokėti advokatui, reiks mokėti notarui įprastai tos papildomus 2 procentus, bet yra dar tam tikrų papildomų išlygų. Tai viena iš jų yra, turėsite taip pat sumokėti 7 procentų tokį kaip užstatą, kad įsipareigojate per 5 metus tą nekilnojamą turtą, kurį įsigijote su lengvata, parduoti. Taip pat turėsite įsipareigoti, kad tą turtą nuomosite per tą įmonę, kurią atsidarėte. Ir tas turtas turės patekti į trumpalaikį turtą. Bet visą šitą informaciją mano komandos advokatai jums paaiškins, parodys ir padės įsisteigti įmonę ir atsakys į kitus papildomus klausimus. Mano dalis čia buvo išsiaiškinti visas įmanomas galimybės nusipirkti pigiau, ir jeigu toks variantas jums irgi yra priimtinas, tai manau tikrai galima svarstyti ir žiūrėti, kad nusipirkti štai tokiu būdu. O dabar tęskime mano tolimesnę paskaitą ir jeigu kils klausimų, susiekit su manim. Ir mokesčiai parduodant, tai Lietuvoje čia mes deramės, ar vienas, ar per pusę, ar pirkėjas. Ispanijoje ten jokių dėrybų nėra, tu perki, tu už viską moki, jūs ateinat ir sakot, gerai, parduod. Ir tada jau susimokat nuo pelno 19-24 procentus ir Lietuvoje nieko jau daryti nereikia. Praktikoje jau turėjom 2 sandorius, 35 metų maždaug vyrukas pirko, per 2 mėnesius susitvarkė, jokių kažkokių tai išskirtinių dalykų nereikėjo, turėjo įprastą darbą, tai vienintelis dalykas, turite įvertinti tai, kad bankas jums finansuos ne taip kaip Lietuvoje, bet bankas skolins tik tai kokių 60 procentų. Jeigu pirksit kažką įdomesnio, kas jums patinka, bet bankui ne, tai tada gali tik 50 duoti. Ir iš principo būtų faina, kad galima būtų, žinot, susinti dokumentus, nes būna paskambina, sako, va, noriu už 250. Sakau, viskas gerai, sako, noriu su banku. Sakau, gerai. Ir tada būna, kad kai sužinom šitą dalį, tai tada tas lūkestis sumažėjo, dar kai paskaičiuojam taip, kaip skaičiuoja visi Lietuvoje, tai tada žiūri, kad už 180 maksimum tu gali įsigyti, ką bankas duos. Tai, nes tau nei atlyginimas nepatempė, nei stažas, nei ten koks nors amžius, arba jeigu vaikų turi, ten irgi toks reikia atkreipdėmės. Taip, tai ar žinot, kas yra NIA numeris? Tai NIA numeris toks kaip juokingas dalykas, kaip mokinio pažymėjimas, toks laminuotas. Atrodo dokumentas svarbus, bet kažkaip jį taip juokingai atspausdina jums. Tai yra tokio mokesčių mokėtojo kodas, su kuriuo galėtumėt vykdyti veiklą. Tai ar nusipirkti nekilnojamą turtą, ar įkurti įmonę, ar šiaip kažką norėtumėt Ispanijoje padaryti, tai reiktų, kad jūs kažkaip identifikuotų. Tai procesas paprastas, užtrunka 3-4 savaitės, svarbiausia turėti priežastį. Tai reiškia, kad kažkokią rezervacinę sutartį, tada ją Ispanijos ambasadui pateikėt, kad aš noriu pirkti ir dėl tos sutarties, tai yra priežastis, sakys, ok, gerai, duodam jums ten tokią anketą, jūs užpildat ir per 3-4 savaitės gaunat NIA numerį. Vieni sako greičiau, kiti lėčiau. Iš praktikos pasitaikė taip, kad kai sutapo, kadangi ispanai labai ten katalikai, tai jie ten labai dažnai mėgsta pašvęst, tai mes pasirašėm sutartį rezervacinę 2 mėnesiam. Mano klientas net ne iš karto nuėjo į Ispanijos ambasadą, o sutapo su Velykom ir, žodžiu, mes gavom tik tai po 2,5 mėnesio, tada ten kilo klausimas, ar čia, kadangi rezervacija būna arba 6 arba 12 tūkstančių, toks fiksuotas mokestis, tai ar čia dabar nubraukti, kaip čia, žodžiu, tokia konfliktinė situacija.
Tai klientas nepatenkintas, vystytojas nepatenkintas, kaip ir jau reikia daryti kažkokį dar net ir pirmą įnašą, žodžiu, spaudimas prasideda. Tai aš tiesiog sakau iš praktikos, kad atkreip dėmesį, jeigu neturit, kad įvertint laiką, šventes ir kad manjana reiškia rytoj, veikia puikiai. Aš šiaip šiandien pristatinėjau čionais Ispaniją ir sakau, praeitą savaitę buvau nuvažiavęs ir jie ten anksčiau 10 nei vienos apžiūros ten nerodo ir iki 3 maksimum. Aš paskui pagalvojau, o mes dirbam čia nuo 7 ryto iki 7 vakaro, bet kažkokį mačiau tyrimą, kad o kiek iš tikrųjų žmonės dirba. Jūs tai gal ir dirbat, bet yra, tarkim, žmonių, kurie ten, žinot, su kavytė, su parūkimais, tai ir gaunasi gal 2 valandas per dieną. Tai savotiškai ispanai tas 2 valandas tik ir padirba ir turbūt dirba tiek pat, kiek mes. Tik tai atrodo, kad visiškai nieko nedaro. Tai tai ko tikėtis iš manęs po 6 mėnesių, nes pastarąjį webinarą, kurį dariau, tai jis maždaug ir buvo prieš 6-7 mėnesius. Mes ten papasakojom, ko aš nežinojau, Daiva daugiau visko pasakojo, bet kadangi aš važiavau, dariau, žiūrėjau, šnekėjau, tariausi, konfliktavau, kad kaip tikras investuotojas galėčiau prieiti prie tos informacijos, kurios man reikia, o ne kurią man brokeriai pateikinėja, kad tik tai nupirk ir panašiai. Tai panašu, kad radau. Pirmą, į ką norėsiu turbūt pabandyti investuoti. Tada dar neaplankiau rytų pusės Malagos, nes ten irgi tokia Nierka, pavadinkim taip, miestelis yra, kur visi kažkaip gyrė. Ir sakiau, visai įdomu nuvažiuoti. Kainos irgi tokios Alicantės, gal net pasakyčiau, paplūdimiai yra. Na ir turiu tokį įdomų projektą. Mano draugai nusipirko už 70 000, dabar sutvarkė. Jie ten patys gyvena, neskuba, susitvarkė virtuvę, 3 kambarių butukas, šalia Denijos ir bandys parduoti už 140. Pradžioje aš sakiau nesąmonę, bet kuo toliau, to labiau tikiu, kad jiem pavykt gali, nes kai atvažiavom su kolega vasarą, aš neturėjau kur mašinos ten pastatyti. Ir kuo daugiau šneku su žmonėm, kurie nori investuoti, tai matau, kad iš tikrųjų tas 140 nėra daug. Ir paskutinis pokalbis buvo toks, kad sako, kodėl nepardavinėjo tokių butų kaip nuomoje. Sako, jei eini į nuomą, visi faini, jei eini pirkti, visi negražus. Ir ta suma jų, aš sakyčiau, gali būti, kad aš po 6 mėnesių jums pasakysiu, kad čia yra įmanoma. Aišku, jie neskubėjo, bet tą, ką jis padarė, tai ten turbūt per 2 mėnesius galima buvo drąsiai padaryti. Jis ten, nežinau, įdėjo gal maksimum ten 15 000, jis pats kai ką pasidarė. Ir tas butas dar toks paieškotas buvo. Buvo ten 6 aukštų pastatas, tai jie 4, jau iškart jūra matosi, promenada, žodžiu, eina naktį žvejot. Šiaip paieškotas, bet tokiam kaime. Bet tas kaimas sąlyginis. Už tai ir aš asmeniškai, jeigu manęs paklaustumėt, kur tu norėtum gyventi, net nežinau, ar Marbella, ar Alicante, nes tu visur gali atrasti savų pliusų, savų minusų. Ir kadangi aš turiu 2 mažas mergaitės, tai man tų mano kaimynų butas kaip ir visai nieko, nes viskas labai arti. Jeigu būčiau su žmona 10 metų jaunesnis, tai turbūt Puerto Banusas būtų tik ten ir ne kitur. Marbella, aš netgi sakyčiau, Marbella tokį turi aurą, kad ten kas nori išsiųsti, kaip sako, kalėdų atviruką, kad atėjo iš Marbellos. Tai ten tinka irgi super. Visokių dalykų yra ir aš anksčiau, kai buvau, pavadinkim, labiau prie gydytojų, vertinau biškai kitaip situacijas. Man ateina, sako, Kristijonai, aš noriu. Aš tada sakau, pažiūrim, ar galima jums ten, jeigu dantų nėra, ar tikrai jūs galite tą turėti. Dabar, kai man ateina ir klientas sako, aš noriu ir pasako tokius dalykus, į kuriuos aš niekada neatkreipiau dėmesio, man pradžioj buvo keista, bet dabar galvoju, wow, čia yra fantazija. Žmogus taip įsivaizduoja, jisai to nori ir to siekia. Tai už tai ir pakeičiau specialybę, kad veiktų ne tik kairys, bet ir dešinys pusrutulis ir galėčiau stovėti dabar jums pasakoti apie Ispaniją, važiuoti ten, dirbti tenais. Tai klausimai iš jūsų, atiduodu kamuolį jūsų rankas ir galima aptarti, jeigu kažką
nepaminėjau arba paminėjau ir dar norit pagvildenti. Minėjot apie skirtumus Alicante, Marbella, bet nepaminėjot, buvo procentalinė išraiška tos grąžos, investicijos, nuomos, sezoniškumas ir sezono nuomos. Kaip pavyzdys, laikas skiriasi. Kiek skiriasi nuo Alicantės regionas ir Marbellos? Labai geras klausimas, neįdėjau iš tos skaidrės, nes pradėjau nuo vienos pusės, norėjau pabaigti kitą. Yra taip, kad teoriškai geras būstas, kadangi, kaip ir sakiau, labai religingas kraštas, tai labai gražiai švenčia šventes, tai iš daugelio girdėjau, nesu patvirtinęs, bet girdėjau, kad Marbelloje yra 4 mėnesiai. Tai yra 3 pagrindiniai vasaros ir yra kalėdų periodas. Tai ten galima varyti maksimum už nuomą, taip sakant. Tada ten mano draugai, kurie turi Benalmadenoje, tai jie nuomoja 3 mėnesius vasarą ir per kalėdas. Tai ten jų turtas apie 450 000, tai jie po 10-12 nuomoja vasarą ir dar 1 mėnesį. Alicantėje nesu girdėjęs šito dalyko, tai ten yra, kaip daugelis sako, 3 mėnesiai, 3 mėnesiai dirbėm 5 procentų, viso kita papildomi 5 procentai priklauso, kaip susidėliosi, kaip užpildysi, kur bus tavo turtas ir panašiai. Tai jeigu iš šitos pusės klausimą atsakiau. Ar dar yra klausimų? Tai jeigu nėra klausimų, džiaugiuosi, kad jų nėra, nes reiškia viską padariau gerai ir jūs, tikiuosi, išeisit daugiau sužinoję šiek tiek, tikiuosi tą informaciją pakankamai suglaudinau ir jeigu norėsit, galėsiu atsiųsti įrašą šito ir jeigu įdomu, galim kartu padirbėti ir manau, kad tikrai atrasim geresnių ir įdomesnių projektų ir ne tai, kas turi, bet paieškosim tai, ką reikia rasti ir tą, ką reikia pirkti. Tai džiaugiuosi, kad atėjot, turėjo būti 70 žmonių, bet pusė Zoom'e, tik tai tas Zoom'as nejungti. Tai kaip yra taip. Ačiū Jums labai, džiaugiuosi, kad domitės ir gero vakaro Jums. Jeigu turit dar klausimą, prašau, aš čia.